Labas rytas, labas rytas. Iš tokio gražaus lauko. Norfolko grafystė, Anglija. Pačiakit pas gražus rytas. Vėsokai iš tikrųjų porą laipsnių šilumos tik tai. Bet tuoj pradėsim kasimą. Tuoj do startą. Nežinau kiek čia šiandien mūsų. Gal kokių 60. Gal ir daugiau. Bet žmonės ateis fermai. Pasistatė mašinas. Na, tikiuosi šiandien ką nors pagauti. Žinau tik tai tiek, kad kažkur tenai toli žiedas yra pamestas auksinis. Nu va, tuoj tas startą. Lekiam. Na, iškasiau gal kokias 5 duobės. Daug šiukšlių. Bet pasirodo, pirma moneta turbūt šių metų. Jo, panašu Viktorija. Viktorijos Pelsas greičiausiai bus. Plikas. Visiškai plika. Va dar Viktorijos šiek tiek galva kontrui matas, bet kokia jinai suvaryta. Visiškai beveik tuščia. Viktorijos galva, va čia matosi šiek tiek jaunos Viktorijos. Ir tai prieš saulę reikia žiūrėti. Nu, pirmas šių metų blinelis. Gerai, einame toliau. Taip gražiai Brabonija. 86. Būk sidabras. Kaip tie patys, bet garsas pasikeitė. Ir nelabai gražus. Aš čia. Skarbonkės, ar ne? Kamštėlis. Kamštėlis. Nu ką, lietutis lyja, bet lyg tai pirmas sidabriukas šių metų pasirodė. Jo, Jurgio 6. Jurgio 6, 6 pensai. 1938. Oi, kaip aš jau esu prikasęs. Jurgio 6. Ir Jurgio 5. Čia 50% sidabriukai yra. Nu, vis tiek malonu, pirmas šių metų sidabriukas jau bus. Vėjas įsibalo ir lietutis duoda. Ajajaj. Nu, gerai. Šiukšlė. 93 net kalbėjo. Galvoju, kas čia per nesąmonė, bet pasirodo moneta. Gerai, kad moneta, bet blogai, kad nesidabrinė. Gal žino, panašu irgi 3. Ten saulutė šviečia. Visur debesis aplinkui. Tai vaikšto, sulyja mane, porą kartų teko kamerą slėpti. Žodžiu, ką aš jums noriu parodyti. Žiūrėkite, kaltinukas pirmas šių metų papuolė. O, kaip gerai. Čia karalis Džeimsas bus. Džeimsas pirmasis. Palaukit, kelintas čia amžius, čia bus 17 amžius. Jisai kažkur tai tas karalius valdė virš 20 metų, kažkas tokio, 23 ar 25, kažkas tokio. Vat, Pensas. Karalius Džeimso Pensas. Visai fainai. Kaltinukas pirmas šiais metais. Labai nudžiugina. O taip tai yra daug šitų variokų krūva, bet kas iš tų variokų? Net nesitikėjau, nes nieko seno šiandien nebuvau radęs. Vien tik tai Jurgiai visokie, Jurgis 2 ten ir panašiai.
Jurgis trečias. O čia jau gerai, jau čia 17 amžius. Čia jau smagu. Toks kaip ananasas. Monetos. Valio, draugai. Hehe. Pirmas kaltinukas šiais metais. Spaudžiam tokius. Saulutė dar šviečia, bet jau reiks keliauti. Toli važiuoti namo reikės. 180 mylių. 180 km išeina. Iš tikrųjų, nu vat. Tiek radau šiandieną. Padėsim na šitą. Apibendrinimas. Toks vat arkliena kažkokia tai. Arklio broškė. Kanina, kitaip vadinama jūsų. Toks vat daikčiukas, turbūt Viktorijos laikų kažkas tokia. Nu, tiek monetų pririnkau. Nedaug. Variokai visokie. Vienas šis toksai varikšelis. Negyvas. Negyvelis. Nu, čia nais vat Jurgio trečio. Puspensis. Čia šis net neaišku, nes nieko nesimato, kas per monetą, bet irgi kažkas tokio, man atrodo. Gal net Jurgio antro kokio. Nu, čia irgi pavargėlė. Irgi gal Jurgio trečio, sakyčiau, pagal. Nu, velnė žino. Jau nebeatpažinsiu. Viktorijos pensas, kaip visą laiką. Tokie. Nu, čia jau geriau. Čia jau sidabriukas. Jurgis šeštasis. Taip va, pasirodęs šiandieną. 1938 metai. O, vat, tokia monetėlė. Nu ir aišku, šitas Džeimso pensas. Mažiukas. Toks vat daikčiukas. Ne viduramžiai, bet vis tiek malonu kaltinuką rasti. Tai vat. Tai. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot, kad buvot su manim, kad prenumeruojatės, kad spaudžiat tokius, netgi ir tokius, kaip paspaudžiate. Tai ačiū Jums labai. Ir ką, susitiksim kitą kartą. Visiems geros savaitės, gerų radinių. Ate.